Sveiki visi, dėkoju Jums, kad atėjote, kad susirinkote. Iš tikrųjų, tema yra truputėlį keistoka, manau, kad Lietuvoje žmonės mažai žino apie ergoterapiją, bet šiandien aš pasistengsiu labai paprastai, labai glaustai paaiškinti, kas tai yra ergoterapija ir kodėl jinai yra tokia svarbi, prie kokių ligų jūs turėtumėte kreiptis į ergoterapeutą. O kas iš jūsų žinote, kas yra ergoterapija? Pakelkite rankas, nes čia yra ir ergoterapeutų. Irgi labai negausiai. Tai vat norėčiau jums papasakoti apie ergoterapiją ir kodėl jums reikėtų ateiti pas tokį specialistą kaip aš. Atsakykite į klausimą, prašau. Ką jūs veikiate kiekvieną dieną nuo pat ryto iki pat vakaro? Dirbat, kiekvieną tik atsikėlėt ir jau dirbat? Būdam. Egzistuojam, Judam, vis vien judam. Jūs užsiimate jums prasmingą veiklą. Tai reiškia, jūs keliatės, rengiatės, prausėtės, šukuojatės, gaminate valgį, valgote, galbūt vedžiojate šunį, galbūt ruošiate vaikus į mokyklą, taip važiuojate į darbą, dirbate kompiuteriu, gal siuvate, statote, nežinau, visą laiką, visą dieną jūs užsiimate veikla. Atkreipkite žodį, veikla, tai ir yra ergoterapijos pagrindas. Beveik visų veiklų jūs negalėtumėte atlikti, jei neturėtumėte veiksmingų rankų. Taip įsivaizduokite, neveikia jūsų pirštai po traumos, jūs nesuimate jokių daiktų. Šakutės, dantų šepetuko, taip šukų, nieko negalite padaryti. Tai veikla yra gyvenimo variklis. O kad galėtumėte užsiimti veiklą, reikia sveikų rankų. Kas nutinka, kai žmogus patiria traumą arba susirga nepagydoma liga? Nebūtinai nepagydoma, gali būti lėtinė liga kažkokia. Kas nutinka? Žmogus nebegali užsiimti veiklą. Štai čia svarbiausias asmuo yra ergoterapeutas. Kutinė skaidruolė turbūt apie ergoterapijos apibrėžimus, gal dar viena bus. Gydymas veikla. Jeigu jūsų tarpe yra gydytojų, jie turbūt truputėlį įsižeistų, nes žodį gydyti jie yra pasisavinę tik savo. Bet aš norėčiau šitą mitą sugriauti. Gydo žodis, gydo prisilietimas, taip, gydo judesys, gydo kvapas, gydo muzika, gydo veikla. Tai ergoterapija yra gydymas, veikla. Ir kas yra labai svarbu, ką mes darom, koks mūsų tikslas ergoterapeutų, tai yra atkurti prarastą funkciją. Jeigu tai padaryti neįmanoma, palaikyti, tarkim, lėtinių ligų atveju, degeneracinių ligų atveju. O jeigu ir tai neįmanoma, kompensuoti galimybę atlikti veiklą, tarkim, pritaikyti kažkokius tai įtvarus, kurių pagalba, jeigu ranka yra neveiksminga ir jinai niekada jau nebejudės, ergoterapeutas gali parinkti įtvarą, į kurį galima įstatyti šaukštuką ir kad žmogus, tarkim, valgytų. Žinosite, taigi gydytojas gelbsti gyvybę, taip, o ergoterapeutas gyvenimą. Ir aš paaiškinsiu, kodėl. Mūsų medicina šiais laikais, pasižiūrėkite, tiek pažengė į priekį, taip mes tiek prailginom žmogaus gyvenimą, o kokybę ar prailginom? Vat būtent, kiek yra žmonių, kurie serga, kuriems reikia pagalbos. Galų gale mes nekalbam viešai apie sveiką mitybą, apie judėjimus, apie kažką, tai pavieniai asmenys tik kalba. Daugiausia reklamas per televiziją matote kieno? Vaistų. Taip. Tai va šitoj vietoj labai svarbus asmuo yra ergoterapeutas. Nes jam yra svarbu, jis nenurašo nei vieno žmogaus. Prie kiekvienos ligos, praktiškai prie kiekvienos ligos, galima padaryti kažką, kad žmogus jaustųsi geriau, kad jisai grįžtų prie savo veiklų, arba kažkaip kitaip tas veiklas atliktų. Ergoterapeutas padeda net
profesiją pasirinkti kitą, jeigu jau dėl ligos nebegalima dirbti savame darbe. Taigi, prasminga veikla yra viena dedamoji ergoterapijos ir antras dalykas – tai yra žmogaus savarankiškumas. Nes ir žmonės, kurie serga nepagydomom ligom, ir tie, kurie yra neįgalūs, ergoterapeutas padeda, tarkim, net parinkti vežimėlį neįgaliojo, padeda sukontaktuoti ir gauti, sakykime, tas visas priemonės, judėjimo priemonės, regos, klausos ir panašiai, kad tik žmogus kuo ilgiau būtų nepriklausomas. Juk tai yra taip svarbu, ar ne? Kas atsitinka, kai jums lūžta? Dažniausiai jūs krisdamas taip ranką atremiat ir, kaip medikai sako, lūžta tipinėje vietoje stepinkaulis, ar ne? Tai va tada jūs imobilizuoja, gipsas, plokštelę kartais įdeda ir jūs ten kelias savaitės tos rankos nejudinat, ar ne? Jums išima iš gipso ir žiūrėk, nieko su ta ranka padaryti neišeina. Raumenis tai biški apsilpo, ar ne, atrofavosi, o kita vertus jūs dar bijodamas tą ranką saugodamas, jūs visą laiką naudosit kitą ir šita ranka taip ir liks, o ją reikia judinti. Norint atgauti prieš tai buvusią funkciją, jums reikia su ranka dirbti. Ir čia vienas iš pagrindinių asmenų yra ergoterapeutas. Po operacijų taip pat lygiai ta pati situacija po visų operacijų. Po truputėlį pradėti judinti, atgauti amplitudę, tada dirbti su jėga, su pirštų jėga. Ir čia būtinai reikia eiti pas ergoterapeutą. Šitos mistinės raidės RKTS reiškia riešo kanalo tunelinį sindromą. Tie, kas žino, kas yra susidūrę, žino tikriausiai, kad be operacijos tokių problemų nesprendžia, ar ne? Riešo kanalo tunelinis sindromas tai yra labai dažnai, sakyčiau, profesinė liga, nes žmonės dažniausiai patiria šitą problemą tada, kada atlieka vienodą veiksmą. Tai gali būti ypatingai, aišku, IT specialistai, toliau siuvėjai, virėjai, kelininkai, taip, kurie visą laiką dirba kažkokį tai darbą vienodą. Taip ir vat rankos. Ir čia kyla uždegimas ir užspaudžiamas vidurinis nervas. Labai dažnai tirpsta pirmi 3 pirštai. Yra padarytas tyrimas, kad jeigu žmogus, pas mus klinikose tarp kitko, jeigu žmogus pakeičia savo veiklą, išeina iš šito darbo, nueina į kitokį ir atlieka pratimus, kuriuos duoda ergoterapeutas, galima išvengti operacijos. Kitu atveju nelabai. Bet po operacijos jūs vėl pateksite pas ergoterapeutą. Čia yra, nenustebkite, kad jums teks sugrįžti. Jeigu jūs nepakeisite gyvenimo būdo, veiklos atlikimo, jūsų nugara ir toliau skaudės. Jūs nepakeičiate priežasties. Jeigu tai nėra kažkokios ligos priežastis, tas nugaros skausmas, tiksliau pasiekmė, tai dažniausiai yra neteisingas veiklų atlikimas. Kaip kelti daiktus, kaip sėdėti, kaip su daiktais vaikščioti, kaip gulėti, stovėti, kaip sumažinti skausmą, visa tai pamokys ergoterapeutas. Tai yra ergonomikos mokymai. Nereikėtų į tai numoti ranka. Apie tai, ką galima, kur gali būti naudinga ergoterapija, tai yra tada, kada yra netinkama aplinka. Darbo vieta, kokia turi būti kėdė, stalas, koks aukštis, kiek turėtų būti erdvės, kaip pasiekiami ir išdėliojami daiktai. Jeigu jūsų kompiuterio ekranas yra, tarkim, kažkuriam kampe, reikėtų po kažkurio laiko keisti tą vietą. Čia galima pasitarti su ergoterapeutu. Taip, kad judėti. Ir jeigu norite keisti gyvenimą, sužinoti daugiau galimybių apie sveiką gyvenimo būdą, mielai kreipkitės pas ergoterapeutą. Jis žino labai daug.